Labas, dar vienas rytelis. Galiu pasakyti tik tiek, kad kiekvieną rytą vis darosi vis šalčiau, man atrodo. Puikiai apšalę langai. Nebegosiu taip ilgai, tai planavau pamiegoti iki pusės 7-8. Dabar yra 7, jau išgirdau, kad kažkas išvažinėjo, netgi prabudau, nes būsiu. Žiūriu, kad jau prašveitę praktiškai, tai užkursiu mašiną, pagimarinsiu, kol atšils langai ir lėksiu, nes nebenoriu gulėt mašiną jau, noriu pakuldryti. O tuo tarpu skiriu jums dainą tada. Kaip man šalta be tavęs, kaip man šalta, vėl rašau aš tau lange laišką baltą. Rūdas gaunasi, ne baltas kažkodėl tai laiškas. Gal pridulkėję bus šiek tiek mašiniukė. Nu bet ką padarysi. Dabar minam daug. Dabar minam 190 km. Tai pagal viską 3 valandos kelio. Ten bus daug taškų aplinkui. Ir dar įtariu, kad važiuojant įtariu, kad irgi bus dar sustojama kažkur. Tai tas 3 valandos kelio gali būti ir daug ilgesnės. Nesu tikras, ką ten matau, bet man atrodo, ten tas šiaurietiškas elnias vaikšto. Žiūriu su ragiukais, lygtais ne karve, ne arklys. Jo, geras, čia kaip gražiai bėga. Wow. Nice. O jie čia gyvena įdomu, ar čia tiesiog laukinis laksto, ar augina juos? Nes tvorų tai nematau. Cok, ponas Grakštuolis. Vai, mes čia ponas Grakštuolis, mes čia vat lakstom va taip gražiai. Taigi, pasveikinti. Tai va, atlikau labai greitą researchą. Pasižiūrėjau, kokie laukiniai gyvuliukai gyvena Islandijai. Tai pasirodo tik tai laputė, Arctic Fox ir šitas ir reindeeras. Tai va, šitas elniukas. Tai gali visko būt, kad netgi mačiau laukinį elnę. Šiaurietiškas. Prašau, labai gražus padarėlis. Ten nuo kalniuko labai įdomiai toksai matosi kaip ritosi ridulys per šitą visą, nežinau, kas čia žvyras, smėlis, lavos trupiniai ir ten užstrigęs taip labai įdomiai. Tokai sraigės keliuką tokį palikęs ant kalno, bet iki apačios nenusirito. Šiaip čia visai jau tokia įdomesnė Islandijos dalis, kur artėjo prie rytinės Islandijos pakrantės. Apgyvendinimas čia patapo, nežinau, kas 2 kilometrus vieną ūkininko trobelę turbūt ir viskas, ir daugiau nieko nėra. Čia nėra nei degalinė, nei parduotuvių, nei miestelių. Taip tiesiog visiškai vienoje pusėje kalnas, kitoje pusėje jūra, šiek tiek lauko ir kiek ūkininkėliai įsikūrė, avytės laksto, arkliukai ganosi. Tai tokia daug malonesnė dalis, kur nėra daug žmonių, mašinų, pavyzdžiui, keliai beveik nesutinku jau. Va, kokią grožio keliuką mes čia turim. Bėkit. Po dešinė jūra, po kairę kalnas. Ir važiuojam tokia plius minus papėdę kalną. Fantastiškai gražu. Vis tiek mašiniukų nėra. Nieko nėra. Man dar 2 valandas važiuot. O, prašau. Arkliukas savo, vienas eina savo mūčio
Eina per kelią ir jam neįdomu, kas čia vyksta. Einu pasisveikinti su arkliuku. Labas, arkliuk. Hei, labas. Labas, ateik, paglostysiu. Nu gerai, matau, šitas nenusiteikęs būt paglostysiu. Teik. Ne? Gerai, šitas nenusiteikęs būt paglostyti. Bandysim ieškoti kitų arkliukų, kurie nusiteikia būt paglostyti. Šitas sakė, aš čia nesenai užtrukau už tvaros, sakau, man jau mažiausiai ko man noris, tai žmonių, sako, nenoriu žmonių matyti, man jūs visi įgrįsė, va, čia. Tai važiuosim, ieškosim toliau, kuriem nebūtent įgrįsė, žinai, kažką paglostyti vis tiek reikia. Skardžią atminti išmokau girdėti, vertinti klausimą, kaip bebūtų atsakymų turėti dar vieną klausimą. Mėgstu auksą, visada buvau sidabras, deimantus atskiriu išlos, akmuo paprastas į širdį gyvą. Į sielą kulka, man svetima tai, kas lentynas atdulka. Mačiau, kaip tas kuris studėjom ir tais, kurios apsėdom. Šiukšlės įmanoma sudeginti, bet pelenuose liks pėdos, nebeliks vietos, neištringėtos, pagarba nedaiktas, kur pat mėtosi. Mačiau, kaip gatvėse įsigali romantinis cinizmas. Ir vietoj mūsų tampa mano, suprantu, kad taryzmas su laiku bujoja. Ego ir ambicijos, aš ten noriu, kad būtų saugomos tradicijos. Man patinka šitų linijų piešėjai. Čiuvas, kuris tiesiog žymėjo punktyrų, sužymėjo tvarkingai, tiesiai viską ir tada atvarė kitas čiuvelis, kuris piešė linijas, sako, zingi. Taip, va, punktyras ir čia linija iš šono, čia punktyras ir linija iš šono. Ir čia į kitą šoną. Atrodo, kad specialiai būtų žaidas ir bandęs apvažiuoti šitas juostytas. Islandijos piramidė. 2013 pastatė. Tai jau biškai aptrupėjus, nes lietuviai ir lenkai statė, tai gal dėl to, žinai. Bet nu ką, vis tiek visai nebloga. Kiek islandiško rudenėlio. Pasirodo, yra ir beržų čia. Tam eilėraštį. Aš beržas. Islandiškas beržas. Išėjęs iš pievų gilių, stoviu parimęs su plieno dalgiu ant pečių. Nu, kažkaip taip. Aš beržas. Lietuviškas beržas. Išbridęs iš pievų nakties, sustojau ant mūsų didžiausiojo kelio su plieno dalgiu ant peties. Ir audrą, ir giedrą, ir viską praūžęs, girdžiu aš tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktį žilioji mėnesiena baltųjų aušrų pumpurais. Purienas kaip taurės, auksinės, sudužę, nukrito po kojom iš mano širdies. Aš viską praūžęs, rūkais užsirūkęs, geriu žalią vyną nakties. Geriu žalią tylą, geriu žalią šilą, geriu ir apsvaigęs einu. Negaila man aukso, negaila sidabro, tik tų praūžtų dienų. Bet ne viskas išgerta, ne viskas pragerta. Aš didelius lobius valdau, turiu savo džiaugsmą, turiu savo skausmą. Ateik, dovanosiu ir tau. Netinka tau auksas, netinka sidabras, nei žodžiai saldumo pilni. Netikras čia auksas, netikras sidabras, iš deimantai netikri. Bet skleisis dar naktį žalioji mėnesiena, baltųjų aušrų pumpurais. Ateik, apkabinsiu, į širdį priimsiu, papuošiu žvaigždėtais nakties auskarais. Praeisi pro šalį, kaip laimė praeina, nekeiksiu aš savo lemties. Aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties.
Štai atviri, ten ant kalnų žmonės lipa, gali užsilipti. Viskas nuo tavęs paties priklauso. Va, jeigu nori, gali ant to kraštelio nulipti. Žiūrim, ar buvo kas nors kas lipa. O, buvo, ir ne vienas turbūt. Bet čia tokie slidesni akmenukai atrado. Aš tai nelipsiu. Bet faina, kad yra galimybė. Ten gali va fotkyti, gali pasidaryti, gali nusijombinti. Atsiprašau. Nežinau, kaip elgtis tais laimeriais. Sveikintis ar nesveikintis su žmonėm. Tai Austrijai lipi kalnų. Ir visi su tavim sveikinasi. Ir tu su visais sveikinasi. Čia kartais eini, sveikinasi su visais šilės, pasisveikina 1 iš 10. Tada supyksti, kad nieks nesveikina, eini nesisveikini, žiūri tave kreivai, pasisveikina. Tai nežinau, kaip čia ir daryti. Sveikintas. Geriausias būdas užsigėti gripą. Tai eit haikint, sudrėkt nugarą, eit per vėją, kad pūstų tiesias vėjas to įdrėkusią nugarą. Ir tada labai gerai, sako, išsivaikšto visi tam plaučių uždegimai, išsivaikšto, ten visos bacilos. Nes, bacilom šalta pasidaro jas ir tada išeina. Tai va taip reikia gydytis. O dabar važiuojam link dar vieno taškelio šiandieną, tikrai spėsiu aplankyti, gal net spėsiu 2 aplankyti, labai tikiuosi, nes tai būtų visai pakeliui, manau, ten iki kito taškelio liko valanda kelio, 70 km, kaip tai būtų keista, ir panašu, kad važiuos tokiais vinguriuotais keliukais, bent jau pati pradžia tai tokia bus vinguriuota, ką žemėlapis rodo, paskui bus matyti. Šiaip labai faina, nes oras pasitaisė, saulutė šviečia. Kai priekyje jau dar net nebuvo ir vėjo, tai vėjas buvo labai gerai. Aš nepavažiuosiu link kalnų 2 km. Pavažiuosiu. Tai aš truputį pravažiavau tą norėtą parkingą, kurį rodė už 2 km. Nes galvoju, čia tiek toliau ir dabar man navigacija rodo, kad apsisuksiu už 16 km. Tai jinai nori man pridėti 32 km šiuo metu. Bet aš galvoju, gal aš tiek daug nevažiuosiu visgi, nes
smalsumas nuveda, vat, veda link tų baltų kalnų, vat, traukia tą baltą spalvą mane nerstuką. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Excuse me, can I please talk to you for a minute? You need to give it up. Had about enough. It's not hard to see. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. Think it's time we got this straight. Let's sit and talk face to face. There is no way you could mistake. For your man, are you insane? See, I know that you may be just a bit jealous of me, but you're blind if you can't see that his love is all in me. See, I tried to hesitate. I didn't want to say what you did to me. You said without me you couldn't make it through the day that I changed. Maybe you misunderstood, 'cause I can't see how we could wanna chase something that's so good. All my love was all you took. You need to give it up. Had about enough. It's not hard to see. Boy, I'm sorry that you seem to be confused. Na tai vat, taip pat mes ir gyvenam, vat taip mūsų laikas ir bėga, bet argi atostogų grožis ir nėra tuo žavus, kad gali sau leisti vat išskleisti iš kelio, kad gali daryti dalykus ne pagal planą. Gal reikėtų atsargiau važinėti tokiais keliukais, čia man atrodo šiek tiek ledo ant jų gali būti. Ar ko jis čia toks blizgus ir dar va čia šiek tiek taip pastovu, tai gal čia reiktų tikrai labai jau nelįsti stipriai. Atvažiavome į žiemą, artėjame visgi link šiaurinės Islandijos dalies. Nuo rytinės pakrantės po truputį kylame į viršų ir galimai to sniego ir to ledo gali būti ir daugiau. Grandinių, man atrodo, man nieks čia neįdėjo į šią mašiną. Tiesa, padangos bent jau šiepuotos, tai vat tikiuosi, kad nereikės labai stačiais kalnais leistis, kur būtų va toks vat ledukas kaip čia. O visa kita, taigi mes su dasteriuku tai jau tikrai išgyvensim. Taigi ten jau mūsų dasteriukas, taigi čia jau žinokit, jau važiuoja vaikas per visur. Ar jam akmuo, ar jam tešlata prakikta, ar jam va šitas va blizgus ledukas, va gazą paspaudžiu, trotai nesįsuka 4 LD. Labai gerai. Excuse me, can I please talk to you for a minute? You need to give it up. Had about enough. It's not hard to see. I'm sorry that you seem to be confused. Viso pikto dar įsijungiau ir Travel Safe programėlę islandišką pasižiūrėti, kokią būklę iš tų kelių, kuriais dabar važiuojam. Tai kaip ir Travel Safe sako, kad all good, važiuok čia.
kuo šitos vietos labiausiai žavi, tai kad čia nėra žmonių, nėra turistų beveik. Aš sakau, pagal pėdsakus šiandien aš 4 tikriausiai einu, o dabar atvažiavau, stovėjo mašina, bet išėjo visiškai vienas. Absoliučiai! Visiškai vienas čia. Fantastika. Šitas Toyotukas senokai čia paliktas, ar čia neišdikavo kartais, nes galinis ratas tai biškai atrodo kaip išlūžęs būtų. Galimai gal čia buvo sugalvota saulučių papiešti ir nepastebėtas koks asmenukas. Ką jau padarys, visiems nori kaip išdikauti. Artėja 5 nakvynės laikas. Turėsiu tuoj miegoti. Ir spėkit ką, dėdė Vaidas vis dar be plano, kaip ir kiekvieną dieną. Net negesina mašinas ir labai greit bėgam pažiūrėti, kas čia per statinys. Koja skauda. Buvo prašau, kažkas labai netingėjo ir pridėjo daug akmenų. Galvojau pečius. Tai ne, tai bėgam atgal. Nes šalta ir tamsta. Nes matau labai gerai šitų akmenų jau bėgam. Galima, kad išsitekšiu. Nors norėčiau neišsitekšti. Skauda. Pasakiau kažkokį tais kempingiuką. Eisiu pažiūrėti čia, ar įmanoma iš karto susimokėti ar ne. Kur šviesas? Čia kažkur tais. Nerandu knopkių. O, prašau. Tai va. Tai labai trumpai. Nakvosiu vėl kempingiuke. 2 mašinas, kai čia stovi. Iš karto pačioj kanjonas. Jau jaučiu, kai bus šalta, nes dabar atsėdau į mašiną ir jau šalta.